Meilė klausia. Seno rąstinio namo šiltinimo eiga iš išorės, paliekant viduje atvirą rąstą ir apkalant degintą medieną išorę. Tai kokią jūs ten apdailą dėsit, tai praktiškai skirtumo nėra, bet tiesiog, jeigu jau jūs norit apkalt ant karkaso iš išorės, tokiu atveju su karkasu čia vėl visą laiką yra problemos, kadangi karkasas dažnai tarnauja kaip nesandarumo elementas. Jeigu mes tikrai patikimai nepadarysim, jeigu mes priglaudžiam karkasą tiesiai prie sienos iš išorės, tai karkasas tarnauja ir kaip šalčio tiltas, jeigu jis neperdengiamas nieko visiškai, ir kaip toje vietoje po karkasu mes tada ar pilnai sandarumą išsaugom. Į tuos dalykus reikia atkreipti dėmesį. Kaip aš ir jau minėjau, kaip su gamo, jeigu mes dedam difuzinę plėvelę ant sienos iš išorės ir naudojam kiauras medžiagas, tokiu atveju ta difuzinė plėvelė turėtų pilnai apsaugoti visą plotą absoliučiai. Jeigu mes tą difuzinę plėvelę kažkur tai pažeisim, tada oro ir garų srautas pradės keliauti tiesiai į šiltinimo medžiagą. Tai jeigu mes uždedam plėvelę, o paskui karkasą tvirtindami prie sienos pažeidžiam tą plėvelę, vėl yra taškai, rizikos taškai. Ir ten tiesiog gali pradėti kauptis kondensatas. Daug jo ten bus ar mažai, vėlgi viskas priklauso nuo to, kaip ten bus padaryta, kiek nesandarumų ten atsiras ir plus koks slėgis šilto ir drėgno oro bus patalpose. Nes vėlgi, kaip patalpose, ar mes sudarom ten slėgį, galbūt ten bus ištraukiamoji ventiliacija ir didelio slėgio į sienas nebus, galbūt kaip tik bus oro išretėjimas patalpose pastoviai ir bus į vidų siurbiamas oras. Tai čia klausimas, viskas priklauso kompleksai. Nuo vėdinimo sistemos taip pat labai daug priklauso.